Taigi mes esame ant Karmelio kalno, čia antras reportažas. Štai prieš mus skulptūra Elijo, kuris papjovė 450 balų pranašų. Ir štai vietoj pastatytas paminklas jam. Štai yra parkelis, kurį prižiūri vienuoliai karmelitai. Ir štai čia jų yra vienuolynas ir čia jaučia maldos vieta, kuri taip pat, kaip ir kiekvienoje religinėje vietoje, yra paženklinta tam tikrų buvimų dvasinių. Ir čia yra akmenys, kaip jie mano, kad tai 12 akmenų, kurios pastatė Elijas, bet iš tiesų tai netiesa, nes jie buvo praryti ugnies iš dangaus, todėl tai, kas čia yra, tai yra tiesiog imitacija. Bet kažkur tai šitoje vietoje vis tiek stovėjo aukuras.